Dabar, kai jau sukūrėme pirmąją ataskaitą, kitas ataskaitas bus kurti žymiai lengviau. Antra ataskaita, kurią noriu sukurti, vadinsis pardavimai pagal pirkėjus. Kad ją sukurčiau, pasinaudosiu anksčiau sukurtą ataskaitą, ją nukopijuodamas. Tam nuspausiu klavišą Ctrl ir spragtelės pelytę ant ataskaitos formos, patempsiu, nepaleisdamas ją žemyn ir nukopijuosiu. Išlygiuosiu abidvi ataskaitas pagal kairėje pusę ir nustatysiu standartinį atstumą tarp jų. Pakeisiu antrosios ataskaitos savybės. Aktyvuosiu puslapį General ir pakeisiu ataskaitos antraštę arba pavadinimą pagal pirkėjus. Pakeisiu dimensiją. Paspausiu mygtuką Edit ir vietoj žodžio prekė parašysiu pirkėjas. Nuspausiu mygtuką OK. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau pakeitimus. Po to nuspausiu Ctrl+S, kad išsaugočiau aplikaciją. Atidarysiu naujai sukurtą ataskaitą. Kaip matot, nauja ataskaita turi kitą dimensiją ir tai yra pirkėjų dimensija. Kai kurdamas pirmąją ataskaitą sugrupavau rodiklius, kurie atvaizduoja dalis procentais į rodiklių grupę, neparodžiau, kad kaip jos galima pasirinkti, bet klikvių rodikliai pasirinkimi panašiai kaip ir dimensijos. Nuspaudus dešinę klavišą ant ikonėlės galima pasirinkti ar rodyti apyvartos dalį, ar bendro pelno dalį, ar parduoto kiekio dalį. Kaip matote, kai jau yra iš ko kurti antrą ataskaitą, jeigu jinai yra labai panaši, galima sukurti labai greitai.